renginį Būkime meilėje. Tas, kas nepažįsta, prisistatysiu. Esu Vilma Žalčiūnienė, Dvasingų bažnyčių tarnybos meilės harmonija ir Labharmonė vadovė. Taigi, dabar pristatysiu mūsų svečius. Mūsų renginyje dalyvauja garbūs svečiai iš Prancūzijos. Gaja ir Marijušas Višnevskis. Šį vakarą mums ir nuobodžiauti, aišku, neleis profesionalūs šokėjai, šokių mokytojai Ainė Juzėnaitė ir Gabrielius Sasnauskas. Jie kiek vėluoja, bet tikrai pažadėjo būti. Klubas šokiai.lt. Tai renginyje matysite aistringojo tango šou pasirodymą, o vėliau jie kartu su mumis pasidalins ir praktinę patirtimi. Kaip galime vienas kitą pajusti, pažinti, atskleisti ir atsiskleisti šokyje. Taigi, staigmena, mes visi šoksime. Partnerystė tai gyvenimo kelias, kuriuo eina du žmonės, nuolatos su meile kurdami vienas kitą, yra atsakingai augantis, pasiaukojančiai, maitinantis ir dosniai papildantis vienas kitą. Vidinė šviesa, du indai. Kai du mylintis žmonės poroje nuoširdžiai ir pagarbiai bendrauja, prasmingai ir lygiaverčiai bendradarbiauja, giliai, plačiai, su įkvėpimu kūria, drąsiai ir saugiai gyvena, džiugiai pasiaukojančiai myli, kantriai ir nuolankiai sutinka visus gyvenimo išbandymus, vertindami vienas kito laisvę, suvokia atsakomybę, mokosi duoti ir imti, atleisti ir atsiprašyti, siekia dvasinės realizacijos ir vienio su pasauliu poroje. Tada jų partnerystė ir meilė yra didžiulė laimė ir šviesa, prasmingų ieškojimų ir atradimų kelias. Tai gyvenimo pilnatvė. O dabar tiesiog iš savo patirties pasidalinsiu. Keletas metų patirties. Pastebiu, jog į susitikimus tiesiog ateina žmonės, kaip be būtų gaila. Su nevilties, nusivylimo, netekties skausmu, vienu žodžiu pavadinti gal sielos kančia. Ir kai kuriem atrodo, kad tai yra normalu, gal tai net yra priimtina po skyrybų. Ir tarsi jie turėtų tai sutikti su didžiulė drąsa, nes kitaip jie yra pralaimėtojai. Tai gali tarsi pasikartoti, tai tarsi pasikartojantis veiksmas gali atsitikti. Bet kartu tie sunkumai, ta kančia žmogų ir tarsi sustiprina, žmogus sutvirtėja, tarsi jis būna pasiruošęs kitiem iššūkiam, kurie jam būna tarsi nebaisus. O kaip jūs galvojat? Kas vienu metu žmogus tarsi sutvirtėja, o kitu metu. Kas atsitinka su juo? Nematau visų nei vieno žodžio. Matau. Palauk. Kaip galvojate? Kas atsitinka? Vienu atveju žmogus sutvirtėja, sustiprėja, užsigrūdina. Žinot, o kaip kitu atveju? Kas atsitinka su žmogu? Palūžta, tvarkoja. O kaip tada, kaip tas palūžimas atsispindi žmoguje? Pačiame žmoguje atsispindi. Jam liūdna pasidaro. Liūdesys? Liūdesys. Gyvenimas. Viskas. Daug kas atsitinka. Daug kas atsitinka. O kaip vienu žodžiu įvardinti? Virginija. Nusivylimas turbūt. Nusivylimas. Tarsi jie tampa
tampa aukomis. Auka nebėra pasitikėjimo savimi, nusivylimas, liūdesys. Taip, tada taip, nuo sielos kančios, kai vidiniai visi dalykai susideda, tada jau išlenda paskutinis etapas fiziniam plane lygos.